ETF arba biržose prekiaujami fondai – tai investiciniai fondai, kurių vienetais prekiaujama vertybinių popierių biržoje taip pat, kaip ir akcijomis. Jie sujungia fondų ir akcijų privalumus – fondų diversifikaciją ir akcijų lankstumą. Įsigijęs vieną ETT vienetą, investuotojas iš karto gauna prieigą prie viso turto krepšelio, pavyzdžiui, tam tikro akcijų indekso, sektoriaus ar net žaliavų. Vienas didžiausių ETF privalumų – paprastumas ir efektyvumas. Dauguma jų yra pasyviai valdomi, todėl siekia atkartoti konkretaus indekso rezultatus, o ne jį pranokti. Dėl to jų valdymo mokesčiai paprastai yra mažesni nei aktyviai valdomų fondų. Be to, ETF galima pirkti ir parduoti bet kuriuo prekybos metu, o tai suteikia investuotojams didesnį lankstumą ir patogumą reaguojant į rinkos pokyčius. ETF taip pat išsiskiria skaidrumu. Investuotojai dažnai gali matyti, kokius aktyvus fondas laiko. Tai padeda geriau suprasti riziką ir priimti informuotus sprendimus. Vis dėlto svarbu įvertinti, kad ETF vertė svyruoja kartu su rinka, todėl nėra apsaugota nuo nuostolių. Taip pat egzistuoja specifinės rizikos, priklausomai nuo pasirinkto sektoriaus ar regiono, o kartais šių fondų svyravimai gali net viršyti sekamo indekso svyravimus. Nepaisant ETF populiarumo, yra ir kita medalio pusė. Nuolat didėjant ETF fondų rinkai, jų svoris darosi vis reikšmingesnis ir tai pamažu keičia visą rinkos struktūrą. Rinkos efektyvumas mažėja ir tuo pačiu atsiranda daugiau galimybių aktyviems investicijų valdytojams.